Taigi, po ilgos pertraukos vėl noriu padaryti atnaujinimą, kaip man sekasi. Ir dabar jau pilnai atskleisiu, ką aš darau ir ką esu padaręs. Tai pradėkime. Arba pradėsiu taip. Dabar aš turiu čia nemažai dokumentų jau pasidaręs, ką aš darau, bet eikim prie to, kur aš turbūt palikau aną kartą. Jeigu aš gerai prisimenu, paskutinė diena buvo 46. Tai galim pažiūrėti. Aha, va, čia kaip tik pasiryškinęs turiu. Taip, tai gal per tiek padariau. Tai kaip matau, čia dirbau su Tailwind ir DayZI. Tai template'us implementavau. Ir toliau, kaip matau, toliau judami kurse. Aš dariau tą, kur... Iš tikrųjų galiu parodyti, aš vis tiek viską turiu. Kur darė irgi multi-vendor šitą marketplace, bet man ten... Iš tikrųjų ganėtai nepatiko, nes jis naudoja daug kur views su funkcijomis, o ne klasėmis. Dėl to aš galvoju, kad man vertėtų kitur, bet čia aš manau dar tikrai sugrįžti, nes yra naudingų dalykų, tiesiog juos reikia atsifiltruoti, kurie netokie naudingi, pavyzdžiui, kaip PayPal, ten Razorpay integravimas, ką aš šiuos apie Sarą daryti. Šitie dalykai kol kas man nelabai įdomus ir tiesiog, pavyzdžiui, Bootstrapą vietoje Tailwind naudoju, tai tiesiog dalykai, kur aš šios kitas technologijas naudoti. Ir dabar, jo, kaip pradžioj buvo, tai aš dabar esu šitame ORM kurse, bet prieš tą turbūt sugrįšiu, kai pažiūrėsim šitą taip. Ir toliau aš buvau suskirstęs savo darbas į templates dizainą ir tuomet į duombazę. Tai su templates yra toks dalykas, kad iš tikrųjų aš galiu regis tai parodyti, ką aš turiu kol kas padaręs, tai viskas ranina. Jo, tai kol kas čia yra mano template'ai visi. Tai yra maršrutai, upės ir čia yra jie tikrai dar nepabaigti, nes dar iki galo nežinau, kas bus. Tai, pavyzdžiui, čia visiškai statinis dalykas, kur niekas nekeičia. Pavyzdžiui, Condorsas yra čia embeddintas mapsas. Čia, pavyzdžiui, taip pat pereina į kitą maršrutą. Ir čia aš dariau pagal, įdėjau kai ką ir iš tų Tailwindo template'ų, kas buvo, aš dabar galvoju, kur aš naudojau, buvo parašyta. Iš DayZI, bet jau nebe DayZI naudoju, irgi transferinaus į Flowbyte, jo, į Flowbyte transferinaus. Gerai, toliau kas yra, iš template'ų galiu dar parodyti, kas yra. Yra tada nuomotojo skydelis lyg ir. Skydelis, jeigu gerai prisimenu, šitaip. Ne, turbūt ne šitaip. Galiu va čia reiti į templates. Rental dashboard. Aha, tik man tada reikia prisiminti, kaip jis vadinasi. Skydelis, aha, skydelis. Jo, tai skydelis yra toks, dar beje naktinį režimą implementau, kur čia viskas ir buvo originaliai naktiniame režime ir truputį pritaikiau prie būsimo skydelio, kaip viskas turėtų atrodyti, tai dar telefoną irgi nebandžiau, bet kol kas tebūnie taip, vėliau dar vis tiek daug ko keisiu, nes mano struktūra dar keisis, tai čia tokie baziniai dalykai. Jeigu ką aš turiu iš template'ų, tai vad galim ir pažiūrėti, aš pats iš tikrųjų čia dariau prieš savaitę, jeigu nedaugiau. Taip, tai viską taip įskirščiau, tuomet čia aišku, upės yra template'as, template'as su table, tada yra nuomotojų template'as, tarkim, šitaip. Čia dar nebuvau tikras tiesiog, ką čia norėsiu dėti, nes idėjų yra daug ir kaip tą padaryti, dar reikės pagalvoti, kai su duomenų baze tą atidirbinėsiu. Jo, čia kai kada dalykai irgi, pavyzdžiui, tas spalva teksto tai dar nekokia yra. Bet jo, čia, pavyzdžiui, prisijungimai veikia, tik tai dar neišverčiau lietuvių kalbą, tą vertimas darys turbūt prie galo kažkur. Tai jau iš tikrųjų prisijungimai veikia, galima pilnai registruotis, prisijungti, kalbas aišku neveikia, bet jo, yra viskas kol kas normaliai, kas iš template'ų.
Ir toliau aš dirbau prie duomenų bazės. Ir čia, jeigu taip pažiūrėsim, tai dabar 79 diena yra pagal tą visą idėją. Kadangi čia buvo ir egzaminai, nu va dabar paskutinis egzaminas pasibaigė, tai va dabar ramesnė galva. Tai tikrai buvo dienų, kai nieko nedariau. Buvo dienų, kai dariau, tai va pasvarstym dienom, va kaip ir rodžiau, dabar galim prieš tai sugrįžti. Čia tas pats lygiai. Taip, tai čia yra Django būtent Object Relationship Manager, kur, šiaip iš tikrųjų nežinau, taip verčiasi, bet tiesiog su duomenų bazė dirbimas, manipuliavimas, duomenų insertinimas, keitimas ir tada pasiėmimas iš duomenų bazės. Tai duomenų bazė pas mane Django visai yra jau sukurta, tai jeigu, pavyzdžiui, į rentals modelius, tai, pavyzdžiui, čia kiekviena klasė yra table ir šitą duomenų bazę aš esu daugmaž apsidokumentavęs. Tai visų pirma, kas svarbiausia, tai yra pati loginė struktūra, tai jinai visai yra čia, jinai yra gan paini, bet čia paprašiau, nežinau, ar kažkaip galima tą padaryti. Tai aš jau turėjau čia pirminę versiją, bet, nu va, čia gal ir gražiau atrodo, bet vis tiek, kad kažkas pras, čia reiktų kokį pusvalandį įdėti. Tai čia dabar kol kas yra visa duomenų bazės struktūra ir aš turiu jos dokumentaciją keliose vietose, tai yra čia, bet čia dar turbūt net netaujinta jinai. Jeigu turėtų būti dar vienoje vietoje turėtų būti, kur viskas aišku, bet čia turbūt net nėra tikslo tą rodyti, nes aš tą vis tiek turėsiu. Ir dabar, jeigu mes čia dabar į duomenų bazės pabaigą artėjom, tai iš tikrųjų čia jau ir tam pačiam Udemy kursuose jau artėjom prie to, kaip iš duomenų bazės duomenis paimti, juos filtruoti, juos kažkaip atrūšiuoti ir pateikti vartotojui arba bendrai programai tai, ką nori pateikti iš duomenų bazės. Tai vėliau dar irgi bus stages, kad tada perėti prie formų, prie tų duomenų surinkimo iš vartotojų ir jų perkelime į duomenų bazę, o kad tą padaryti reikia apdoroti, reikia loginės struktūras sudėlioti. Tai keli dalykai. Ir tuomet aš turiu per kelias vietas dabar pasirašęs savo kaip ir darbų sąrašą. Nes taip gali susiklostyti, kad tiesiog visą vasarą man bus darbo prie šitos sistemos, tai taip. Dabar va čia ką tik padariau, tai nežinau, gal čia logiškiau pradėti. Tai kadangi dabar aš artėjau prieš 80 dienos, tai yra fazės 3 pabaigos, kaip čia pavadinta, gan gerai yra apibriešta. Nes aš kaip prieš tos dalykus daugmaž jos kaip ir perėjau. Ir dabar kaip tik pats metas 4 fazę pradėti, kai aš pilnai dirbsiu prie rentals ir routes, tai kad čia ar nebūtų, tai būtų jau iš duomenų bazės visi maršrutai. Kol kas dar galbūt ir nesvarbu, kad rental juos sukuria, bet loginė struktūra būtų ta, kad maršrutas turi būti sukurtas vis tiek pagal kažkokio nuomotojo. Kad tas nuomotojas galėtų sukurti maršrutą, jis turi turėti inventorių, jis turi būti upių sąrašas ir tą vieną ar kelias upės priskirti tam būtent maršrutui. Tuomet, kas dar turi būti? Dar turi nuomotojas pateikti darbo laiką ir kitus dalykus, tai tas yra tikrai duomenų bazėje dokumentuota ir loginė struktūra yra, tik tai dar neįsijautęs aš, nes dabar 2 dienas buvo realiai, kai nebuvau prieš tą prisilietęs normaliai. Tai va, čia pagrindinė sistema irgi tai yra, kad nuomotojas prisiregistruoja, o tą jis padaro pirmiausia skurdamas vartotojo paskyrą, iš vartotojo paskyros jis gali tapti nuomotoju. Ir kada jis tampa nuomotoju, jis turi užpildyti papildomus duomenis, jie nueina į duomenų bazę ir tiesiog nuomotojų lentelėje yra jo duomenis. Darbo laikas ir panašus dalykai. Ir tuomet, kai jis jau turi rental statusą, tai jis gali skurti maršrutą ir tas maršrutas, žinoma, bus čia parodomas. O kai nuomotojas susikuria savo paskyrą, tai ar savo puslapį, kaip čia geriau pavadinti, net nežinau, tai jis bus čia rodomas.
Taip, tai čia turbūt kaip ir ketvirta fazė, aišku, dabar penktoji fazė. Penktoji fazė, kai jau bus rentalai, rūtai, tai žinoma ir tada upės turėtų būti paglaudėję. Ir čia dar kitos paskolos turėtų būti, kas iš esmės yra struktūra identiška, tai ten daug darbo neturėtų būti visą loginę struktūrą išvysčius su maršrutais. Tai tuomet aš manau, kad penktoji fazė būtų gera padirbėti prie JavaScript ir HTMX, nes tas bus reikalinga filtravimo funkcionalume. Galbūt ir su kategorijom skirtingom tas bus naudinga, kad pereit prie skirtingos kategorijos atfiltruotą query tam pačiam site, nerefreshinant jo, tai čia irgi aš manau tą HTMX gali pasiekti ir JavaScript gali pasiekti. Tai čia bent jau technologijos, kurias naudosiu, neįs aš į kažkokias bibliotekas JavaScript tiesiog arba plain naudos, arba HTMX, kas su Django labai gerai derinasi. Tai čia 14 dienų parodyti, aš nežinau, ar čia užteks, reikia žiūrėti ir jo, čia pagrindinis tikslas yra filtravimą įdėkti. Ir tuomet šeštoji fazė pagal tą mano pirminį planą. Aš tas planas bendrai turėjo būti tiesiog Django mokymasai, pavirto, kad, pavyzdžiui, penktoje fazėje Django turbūt mažai bus, nes filtravimas ten, nors mačiau, kad Django yra irgi kelias bibliotekos filtravimo, reikia pažiūrėti, kas ten gero. Ir šeštoji fazė, aš manau, čia bus ką veikti su rezervacijom. Nes rezervacijom tada ateina laikas, ateina labai daug logikos, kur reikia įvesti ir duomenų baziai, ir žmonėm, nes tos rezervacijos logikos internete su baidariam net nelabai egzistuoja tokios, bet jau Lietuvoje. Amerikoje gal ir egzistuoja. Tai vat reiks pažiūrėti, kaip amerikiečiai daro, kaip pas juos veikia. Tai tokios kelios. Ir dabar ar dar kažkas liko, reikia man pagalvoti truputį. Čia nais, bet čia nais. Jo, aš taip čia gal nesirašiau viską labai pagal prieš tai buvusius tikslus. Tai net nežinau, iš tikrųjų, ar šitas laikysis, bet čia kaip irgi nemažai logikos yra, kuo aš tikrai remsiuos. Tai tiek turbūt iš manęs šiandien. Sugrįžau po kiek čia gaunasi, 46 diena, po 43 dienų. Per 43 dienas darbo padariau mažiau negu prieš tai tikrai, bet tas darbas dabar į tą pavirto, kad duomenų bazė yra kaip ir padaryta ir kai viskas yra paruošta, toliau dirbti su Django. Tai toks iš manęs šiandien atnaujinimas ir bandysiu dabar, kai nebeturiu ko slėpti, nes tiesiog duomenų bazės struktūros nelabai norėjau aš garsiai skelbti, tai va dabar galbūt bandysiu tiesiog dažniau daryti tuos statuso atnaujinimus ir pačiam tiesiog bus toks kaip atskaitos taškas. Tai tiek šiandien iš manęs ir tikiuosi, kad kitas atnaujinimas bus greitai.